Aš irgi stryktelėjau. Nu, ką daryt? Ką daryti? Paėmė, spaudė sankabo. Iškart pasakau, kad ne ten spaudė užvedimą. Nes pagal rūdį susibėgo ir ten dabar atvirkščiai. Vietoje atvirkščiai nestabdė spaudė, nes čia yra jau bėgiai. Čia įmi, kur gazas, tai spaudė sankabą. Įspaus! Normaliai! Ai, tu savo spaudė. Dabar yra bėgiai. Jauti laisvai, turi būti laisvai. Čia laisvai? Laisvė jausti, taip. Čia yra senovinė laisvė, nesikabinėk. Gerai, dabar kaip užvedinėjai mašiną, tai į priešingą pusę, nes čia irgi rūdis tie patys sugadino biškį. Iš visų jėgų į priešingą pusę. Tu gali. Sankaba, matau, atleidai. Neatleidau. Atleidai. Pasukaliok vairą, kartais būna taip. Va, suk tuo pačiu metu. Suk. Viskas, negaliu įimti. Čia ką man pro langą šitą atidaryta. O, atsidarė. Visą mašiną surūdėjus, ką aš išmoksiu su ją vairuoti. Tai kaip tu kitaip išmoksiu? Visai nebloga ta mašina. Ką nebloga, va, toj dugnas iškris nuo rūdžių, galėsiu kaip Flintstonas aš ją vairuoti, net teisių nereikia. Nu ką daryti, sakiaugi, kad užsiregistruojam testinių važiavimų, pasimsim naują mašiną ir išmokinsiu tu mane. Jo. Tai ką mes čia dar veikiam? Tai sėdam tada ir važiuojam, iki Fabų pavažiuosim ir galėsim palikti ją stovėjimo aikštelį. Gal, žinok, geriau važiuojam su mikriuku, nes čia yra pakeliui tiesioginis mikriukas, kuris veža. Prašau nesišypsoti taip į mane, bet yra tikrai pavėluosim. Gerai, eina. O nieko? Nieko, žinok, jas niekas neima. Sakykit, kaip jūs manote, ar moterį išmokti vairuoti lengviau yra su nauju automobiliu ar su senu? Su nauju tikriausiai. Geriausiai automatinį pavarų dėžę. Su nauja tada? Su nauju, aišku. Su nauju. Išmokti turbūt lengviau su nauju, bet geriau su senu. Kaip mano tėvas sako, ant sudaužimo. Turim, va. Ką? Kokio modelio? Kas kokio modelio? Kokio modelio davė tau mašiną? Oranžinė. Oranžinio modelio? Kas čia per modelis? Nežinau, oranžinė sakė. Metų automobilį tau davė? Žiūrėk. Eik tu savo. Eik tu. Čia stovėjimo aikštelė ir mokinasi. Reikia man pačiai pabandyti pravažiuoti, kad aš tave galėčiau geriau mokinti. Bėk. Tokia atrodo mažytė, bet tokia erdvė. Eik tu savo. O taip, lauk. Raktą pamiršo tau duoti. Čia sakė, yra mygtukas kažkoks, kurį paspaudi ir užsiveda. Jauti? Niekad nepamesi. Jauti. Nu va, dabar sėdim. Diržas. Gražiai atrodai? Reikia pataisyti. Eik tu savo. Jauti? Tu jau gerai vairuoji. Ne, dar ne visi mygtukai, žinok, svaginėti. Bet gal jau gali mane pamokyti? Jo, gerai, žinoma. Kaip sėdi sofai ir važiuoji. Viskas apsipratai? Ne, dar nežinok. Eik tu savo. Aš dar noriu išmokti vairuoti. Gerai, bet aš negaliu, tu žinai, kuo puikiausiai, kad kol aš pati neišbandysiu visko, tol aš negaliu mokinti. Žinai taisyklės. Mašiną reikia išbandyti sukant ratus, supranti? O taip važiuoji ir suki ratus. O taip važiuoji ir suki ratus. Susirandi pastatą, biški taip draugiškai pasidalini ir žiūri, kaip tu atrodai prie mašinos. Ateik, pasidarysim laidos pristatymą apie tai, kaip tu mane mokini vairuoti. Indrė, ateik.
kai atidari duris, tai rankos užimtas. Indrė. Tu juokauji. Aš kodėl? Nu, bet prikalystė, subtilus humoras, bet taip, atidaryk duris ir su muštiniu į mašiną, į vidų. Taigi tavo senoji mašinoje mes ir čipsus, ir ledus, ir hodogus valgydavom. Senoj. O naujoj ne. Indrė! Ką? Parveš mane namo! Gerai, po 5 minučių, bet tu pasižiūrėk, kokia čia bagažinė. Žiauriai gera, žiūrėk, čia mes abidvi galim tilpti. Aš dar nesėdėjau čia. Vairuoti aš neišmokau. Indrė, tau nors truputį gėda. Gėda? O sąžiningai pasakyk, jei turėtum galimybę. Ne, nieko nekeičiau. Supratau. Todėl drąsiai galime teikti, kad mašinos galva susuka ne tik vyram, bet ir... Moterims, man. Galiu jau važiuoti. Gali važiuoti. Ate! Tik nepamiršk rytoj iš ryto grąžinti. Pasižiūrėk, čia dar šviečia.